daugiau negu nusikaltimas. Dabar visi, kas netingi, aptarinėja Epšteino skandalą. Vieni gardžiuojasi pikantiškomis detalėmis ir paviršiaus putomis, kiti stengiasi pažvelgti giliau ir plačiau iš globalios perspektyvos. Mes siūlome pažvelgti į įvykius iš ezoterinio regos taško. Ką tie įvykiai reiškia šviesos ir tamsos susirėmimo kontekste, nematomos dvasinės energetikos kontekste. Pateikiame Airijoje registruotos svetainės Vandenio era įrašo vertimą. Įrašas pavadintas Daugiau negu nusikaltimas. Žiniasklaidoje triukšmingai aptarinėjamos su Epšteino byla susijusios klaidos, nusikaltimai, garsios pavardės, bet tai ne vien korupcija, politika ar teisminė byla. Tai dvasinėme lygmenyje vykstančios kovos kronika. Už prašmatnių vilų fasado, už privačių Boeingų slypi dalykai, kur kas senesni ir baisesni už tai, ką galite įsivaizduoti. Kalbame ne apie pinigus, kalbame apie energijas. Sveiki atvykę į realybės užkulisius. Šiandien nuplėšiamos kaukės nuo personų, kurios laikė save šio pasaulio viešpačiais, vos ne dievais. Ištisų šimtmečius šešėlinė hierarchija veikia kaip globalus kultas. Jie netarnauja tam kūrėjui, kurį mes pažįstame ir kurį pripažįstame. Jie garbina kitą esybę, archaišką ir negailestingą esybę. Ezoteriniuose tekstuose ji vadinama Molocho vardu. Semitų bei finikiečių mituose ir tikėjimuose tai piktybiška, galinga, nepermaldaujama, nepasotinama dievybė, reikalaujanti gyvų žmonių, pirmiausia vaikų, aukų. Tai dievybė reikalaujanti sumokėti už valdžią pačią aukščiausią kainą, nekaltybės kainą. Bedvasė, kūnais mintanti elita, valdanti mūsų visuomenės, tai ne karikatūra, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai kuo tikriausia mūsų realybė. Galimas dalykas, Epšteino failai taip stipriai veikia mūsų vaizduotę todėl, kad ji tarsi patvirtina senovinę pamokomą istoriją, papasakotą vakarų Europos literatūros aušroje. Daugiau kaip prieš 400 metų anglų rašytojas Christopheris Marlowe, Šekspyro amžininkas, sukūrė pjesę Daktaras Faustas, pasakojančią apie mokslininką, kuris per tarpininką Mefistofelį sutinka parduoti savo sielą šėtonui, mainais į magiškas galias. Taip atsirado Fausto sutartis, sudaryta tarpininkaujant Mefistofeliui, šiandieninio Epšteino pirmtakui. Kai sužinome trupinius iš to, kas vyko Epšteino saloje, suprantame, kad tai ne pasakojimai apie ištvirkavimą, tai pasakojimai apie ten vykdytus juoduosius ritualus. Tai pasakojimai apie derliaus nuėmimą, energetinio derliaus nuėmimą. Traumos skaldo žmonių sielas ir būtent tie plyšiai sieloje tampa vartais, pro kuriuos įsiveržia infernalinės, pragariškos esybės. Tos esybės sukūrė tamsos karalystę, tiesioginė to žodžio prasme, maitindamosios pačių silpniausių žmonių baimę, kuri kaip tik ir yra jų laikinos galios pagrindas. Tai dvasinis vampirizmas, pakilėtas iki konvejerinio, pramoninio lygio. Bet didžiausia paslaptis, kurią jie stengiasi nuslėpti, tai, kad visa jų viešpatavimo sistema stovi ant jūsų emocijų, baimės, pykčio, nevilties, netikėjimo, agresijos ir kitų neigiamų emocijų. Ezoterikoje tai vadinama egregorių arba švytuoklė. Ši globali elitinė struktūra didžiausias plėšrūnas planetoje. Jis klesti, kai jūs apimti siaubo, kai televizorių ar kompiuterio ekranuose, žiūrint naujienas ar siaubo filmus,
skaitant naujienas laikraščiuose, visą jūsų esybę sukausto baimė. Jie siekia įtikinti jūs, kad jie visagaliai, kad teisingumo nėra, kad Dievas apleido šį pasaulį. Taip daroma todėl, kad kol jūs apėmusi baimė, kol ištikusi depresija, tol jūs vibruojate jų dažniais. Tol jūs esate baterija, akumuliatorius jų sistemai. Panašiai kaip garsiajame filme Matrica. Jūsų nuolankumas kelia klupšiavimas prieš tamsą. Tai jų maistas ne perkeltinė, o tiesioginė prasme. Jie naudoja okultinės žinias ir praktikas, kad jų darbeliai ir jie patys liktų nematomi. Bet dabar vyksta tai, ko jie nenumatė. Jie manė, kad galės sustabdyti dvasinės energijos bangą, bet suklydo. Juk šviesos neįmanoma paredaguoti, paretušuoti, uždaryti į kamerą. Mes jau matome tuos bylos dokumentus, tegu kol kas su daugeliu juodų dėmių, slepiančių juodas pavardės ir juodus darbelius. Bet tai nepaneigiamas, tiesiog fiziškai apčiuopiamas įrodymas, kad jų juodasis testamentas buvo iš vidaus. Slaptumo uždanga nenutraukiama, ji tiesiog sudraskoma į skutelius. Mes jau ne konspirologai, mes tiesos atskleidimo liudininkai. Mūšis vyksta ne dėl kūno ir kraujo, o prieš tamsos principus, tų žmonių diegiamus mūsų realybėje. O ką daryti? Kaip sustabdyti tai? Atsakymas paprastas. Liaukitės maitinę žvėrį. Atimkite iš elito jūsų siaubo ir baimės duoklę. Žvelkite į šiuos failus šaltų žvilgsnių, o ne panikos apimta širdimi. Kai jūs atsisakote bijoti, jų galios švytuoklė ima trupėti. Jie praranda energijos šaltinį. Taikingumas, ramybė, štai jūsų pagrindiniai ginklai. O džiaugsmo emocija tai jau ryškaus nepaklusnumo ženklas. Už tos nykstančios paslapties uždangos nėra monstro, kurio reikėtų bijoti. Ten slepiasi apgailėtina alkana būtybė, kuri labiausiai bijo to momento, kai jūs atsiminsite, kas iš tikrųjų esate. Jūs šviesa. Ir tamsa negali ištverti to žinojimo, to sąmonės prabudimo.